Gerą dieną visiems, su jumis Tošis ir šiandien mes pasikalbėsim apie dar vieną naują detektorių, kuris pasirodė visai neseniai. Tai yra naujasis Nokta Score ir šiuo atveju Double Score arba Score 2 detektorius. Dar vienas detektorius iš Noktos prie jau jų turimų 4. Realiai tai yra Simplex Lite, Simplex BT, Simplex Ultra, Legenda ir dabar dar turim 2, tai yra Score'as ir Score'as 2 arba Double Score'as. Mano atveju tai yra Double Score'as, tai yra šiek tiek prabangesnė versija su daugiau nustatymų ir pabandysim pasikalbėti apie tai, kuo jie skiriasi ir kurioje vietoje jie atsistoja būtent pačios Noktos detektorių segmente, kur jie atsistoja. Taip kad pirmin, pasižiūrim, kas čia. Taigi, Score'as, jisai yra detektorius, kurį Nokta bando pastatyti į tarpą tarp Simplexo ir Legendos. Tai yra detektorius turintis multidažnį režimą, taip pat turintis ir mono režimą, tai yra 15 kHz. Realiai Score'as yra įjungiau ir nuėjau, tai yra šiek tiek mažiau turintis nustatymų detektorius, o Double Score'as jisai turi šiek tiek daugiau nustatymų ir turintis galimybę juos truputėlį daugiau reguliuoti. Jeigu kalbant apie tai, kur jie atsistoja, tai kaip ir sakiau, tai yra tarp Simplexo ir tarp Legendos. Kaina rekomenduojama pardavimo, tai yra paprastojo Score'o kaina yra 450 €, o šito Double Score'o yra 500 €. Taip kad nežinau, ką mąsto turkai, nes realiai tai yra ta kaina, kuri, nežinau, ar nužudys Simplexus, ar nužudys Legendą. Tai yra detektorius, kuris iš tikrųjų turintis daug funkcionalumo, turintis daug labai gerų savybių ir esantis tarpe, ir ar tai nebus žudikas kažkuriam tai iš pačios Noktos gaminių, negaliu pasakyti. Realiai tarp kitų detektorių jisai atsistoja, sakykime, tarp Vanquisho ir 700-ko Minelabo. Jisai atsistoja tarp šalia tokio detektorius kaip Ora-X'as arba galbūt Garrett Apexo, kas realiai jau mirė, realiai vos išėjęs. Taip kad, toj vietoj nežinau. Žiūrėsim, kaip bus, ar čia iš tikrųjų geras dalykas. Negaliu pasakyti, bet kad kažkuris tai, sakykime, mano nuomonė, kad Simplex Ultra, nors ir turintis daugiau nustatymų, bet tai yra nustatymai susijęs su garsu, su garso tonais, ar tai bus labai gerai pačiai Noktai, ar nenužudys, sakykime, kad ir paprastasis Score'as šito Simplex Ultra, nežinau, žiūrėsim, kaip čia gausis. Realiai turim standartinę dėžę, ant kurios yra pavaizduotas pats mūsų detektorius. Šiuo atveju dėžės, man rodos, netgi nesiskiria. Score'as 2 turi panardinimą iki 5 metrų, tai jau yra gerai. Turi naują ritę vadinama SC30. Score'o ritės bus su abreviatūra SC, tai yra Score 30, naujoji ritė, kuri yra elipsės formos, tai yra 30×23. Universali ritė laukams, galbūt paplūdimiui, nežinau. Žiūrėsim, turi pilnai karboninę štangą apatinę, vidurinė ir apatinė štanga yra karboninė, čia yra plastikas. Toliau abudu Score'ai yra su Bluetoothu, tai yra bus galima pasijungti naujasias
ausines, greitas bluetoothinės, nu, ir turi simultaneous multi-frequency, tai yra multidažnius režimus plus 15 kHz. Nors ant dėžės yra parašyta, kad turi 2 multi-frequency režimus, iš tikrųjų yra 3, apie juos pakalbėsim šiek tiek vėliau. 3 search modai, tai yra parkas, laukas ir paplūdimys. Nu ir ką, toliau turim automatinį noise cancellation, trukdžių nustatymą, turim 60 ID radiniams ir harmonic sound, tai yra tonus, toliau turim parašymą, kad tai yra easy operation, iš tikrųjų Nocta pasižymė paprastu valdymu, turim vibraciją rankenos, turim pašvietimą ekrano bei prožektoriuką, lengvas, turim long battery life, šitą mes patikrinsim iš tikrųjų laukuose, pasižiūrėsim kaip gaunasi ir jisai bus atnaujinimas kaip ir visi kiti detektoriai. Taip kad daugiau čia kažko tai nieko nėra ant dėžės, turim kas komplektacijoje eina, tai yra didžioji ritė ir turim pakrovimo kabelį. Pakrovimo ir atnaujinimo kabelį, daugiau čia nieko nėra, ant dėžės yra tik tai šito vietoj Score 2 pas mane, bus galbūt ir Score 1. O dabar ką, pasižiūrim, kas čia yra dėžėje, išpakuojam, surinkam ir pasikalbėsim toliau. Kągi, atidarinėjam dėžę ir žiūrim, kas pas mus yra šitoj dėžėje. Dėžė, kaip jau sakiau, yra standartinė ir štai tiek mes turim daiktų pačioje dėžėje. Turim maišelį su priedais. Tai yra dirželis porankiui, data cable'as, dabar pakrovimo turim šitą ritės varžtą, turim pilnai karboninę štangą. Žiūrėsim, tvirtumas yra, viskas čia kaip ir viskas gerai būdavo. Ir turim patį valdymo bloką. Tai kaip čia mes turim patį valdymo bloką. Tai yra štai toks mėlynai. Šitas lipdukas pas paprastą Scorą bus, čia bus žalias lipdukas. Dėžė yra, sakykime, blokas pats yra toks pats kaip ir naujųjų Simplexų, Simplex Ultra, Simplex BT ir Simplex Lite, tai yra toks pats. Turim jungti ritį, turim pakrovimo jungti, LEDas, dinamikas ir ką, čia viskas gražu. Dar čia išsiėmė tarpai, taip kad rankena šiek tiek pasikeitė, jeigu neklystu. Ir ką, dar jinai šiek tiek turi reguliavimo padėčių. Čia yra baterijai išoriniai prikabinimas. Ir turim pačią ritę. Ir turim pačią ritę. LG, tai yra ne LG, legendos įpratimas. SC30, tai yra 30/24. Tikrai nebloga ritė, bent jau su legenda jinai labai smagiai pasirodė. Ką susirinkam, pabandysim praeiti per meniu ir pasižiūrėti, kas gitara yra. Pirmas jungimas Scorą. Matau pirmą kartą šitą visą meniu, pasikeitė šiek tiek. Taigi turim baterijos indikaciją, turim profilius, turim 3 paieškos
tuos režimus. Vieną turim tuščią, čia galbūt į ateitį. Turim parką, turim lauką, turim paplūdimį, turim diskriminacijos režimą, turim multidažnio režimą, turim šitą jautrumą, visą reikalą, turim gylį. Čia turėtų apačioj būti dar meniu, jeigu aš paspausiu. Ir ką, turim M1, jeigu neklystu, čia turėtų būti M2, M3 ir 15 kHz. Realiai M1 yra skirtas aukšto laidumo radiniams, M2 yra žemo laidumo radiniai ir M3 yra skirtas daugiau darbui su šlapiose vietose, tai galbūt čia daugiau bus paplūdimiui ir, sakykime, drėgnom vietom, pelkėm, dar kažkam tai. Ir 15 kaip ir viskas yra gražu ir tvarkinga. Toliau turim jautrumą. Jautrumo mes turim 10 lygių score 2 arba double score ir kiekvienas iš tų blokelių yra po 2. Jeigu mes kalbam apie score 1, tai tenai bus 5 jautrumo lygiai. Nežinau, reikėtų pasilyginti, ar tai yra tas pats ar ne, bet sakykime, galbūt detalesnis tas jautrumas yra būtent double score. Ok, ir tada važiuojam į meniu. Į meniu mes važiuojam, dabar tik tai sumažinsiu šitą, ir į meniu mes važiuojam su sujungimo mygtuku. Ir štai mes esame meniu. Pirmas yra ground balances, antras yra atsistatymo greitis. Realiai ground balanso ir atsistatymo greičio nėra score 1. Tai prasme, paprastam score jo nėra. Tai yra automatinis gruntas ir nežinau, kuriam lygiai yra nustatytas skoro. Tai mes čia turim šiek tiek 3 atsistatymo lygius. Taip, toliau yra iron filtras, tai yra filtravimas. Filtravimas. Noktas su šito gerai padirbėjo. Ir jeigu mes dar išeisim, tai štai čia keičiasi mum diskriminacija. C1 tai yra custom, tai yra mes patys reguliuojam. All metal, turim ground suppression, ground, tai yra eliminuotas 1 ir 2, kad nebūtų trukdžių tam diapazone. Turim feros, tai yra nuo 10. Ir toliau turim custom, tai jau čia taip, kaip mes nusistatysim. Ok, dar važiuojam į meniu ir einam toliau. Tai turim tada ground filtrą, toliau turim garsą. Ok, turim pašvietimą, iš tikrųjų galima gal įsijungti, šiek tiek gal labai gerai, gal matysis tai aiškiau. Turim Bluetooth'ą. Bluetooth'as veikia, šičia veiks jau tiek su ausinėm naujom, tiek veiks su naujoju Noktos akupointu. Taip, kad galėsim daryti tą patį, ką jau galim daryti su XP Mi 6. Tai yra akupointą bus galima pasijungti prie savo ausinių ir ausinės pasijungus prie skoro jau bus galima čia važinėti. Taip, toliau turim garso slopinimą, ne garso, atsiprašau, ground suppression, tai yra jautrumas gruntui. Taip, išjungiam, turim custom, turim toliau notchą ir galim junginėtis, ką mes norim. Nesijunginėti. Ir toliau turim vibraciją ir turim šitą pašvietimą, tai yra prožektoriuką.
Taigi, štai taip atrodo meniu ir unboxingas mūsų naujo detektoriaus iš Noktos, tai yra Nokta Double Score arba Score 2. Pasilyginsim jį, pasižiūrėsim, pasitestuosim jį prie duobės, taip kad sekit kanalą. Pasidėsim jį dar irgi ant mūsų nailboardo, pasižiūrėsim, kaip jisai tarp vinių elgiasi su tokia didelė ryte. Taip kad likit su manim, likit su kanalu, su jumis buvo Tošis ir ką, iki kitų susitikimų. Ate!